kartą sveiki gyvi Sport 1 televizijos žiūrovai. Sveikinu visus sugrįžusius prie Sport 1 televizijos ir Siemens arenoje. Netrukus antroji mačo dalis tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto 38-43. Žalgiriečiai turi 5 taškų deficitą ir tai, kas vyko per pirmas 20 rungtynių minučių, yra visiškai suprantama ir nieko nuostabaus, nieko netikėto šiame mače nenutiko. Nuo pirmųjų rungtynių akimirkų įnirtinga, atkakli, neprognozuojama ir nenuspėjama dvikova. Vienintelė komanda, kuri turėjo 7 taškų pranašumą, buvo Vilniaus Lietuvos Rytas. Ta persvara buvo didžiausia. Arba viena, arba kita komanda pirmavo tik tai vienženklę persvarą ir jokio aiškumo po pirmosios mačo dalies dėl šio susitikimo laimėtojo mes neturime. Per pirmąsias 20 žaidimo minučių apylygė buvo abiejų komandų statistika. Lietuvos Ryto krepšininkai geriau metė baudas. Žalgiriečiai pataikė 66% metimų nuo baudos linijos. Dvitaškiai 38-54. Čia jau Kauno komandos pranašumas, o štai tolimi metimai. Lietuvos Rytas pataiko kas antrą metimą, tai yra 50% tikslumas ir pasiekė tikslą. Buvo 3 iš 6 metimų, na, o Žalgiris pataiko iš toli kas trečią mestą kamuolį 33%, atkovoti kamuoliai 20-14. Čia jau Vilniaus komandos pranašumas pagal rezultatyvius perdavimus. Aleksandro Džikičiaus vadovaujama ekipa taip pat sužaidė kiek geriau, 9-7 klaidos. Kokybiškas žaidimas vyravo ir antrajame rungtynių kėlinyje. Lietuvos Rytas prarado 8 kartus kamuolį, žalgiriečiai tesuklydo tik 5 sykius. Na ir 2 blokuoti varžovų metimai. Ta pavyko padaryti vilniečiams. Žalgiris pagal šį kriterijų nepasižymėjo nė karto. Raisas dabar klysta, prarastas kamuolys ir tai buvo 6 kartą perimtas žalgiriečių kamuolys Lietuvos Rytui. Tai pavyko padaryti 2 kartus. Na, o ši klaida Lietuvos Rytui buvo 9 šiame susitikime. Na ir dar viena statistinė kategorija, tai yra abiejų komandų pražangos. Žalgiriečiai prasižengė iš viso 14 kartų. 11 pražangų surinko Vilniaus Lietuvos Rytas. Ties iškritimo iš žaidimo riba yra atsidūręs vienintelis Dežuanas Kolinsas, kvailokai išsidirbęs 4-ąją techninę pražangą ir nuo to laiko sėdintis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na ir rezultatyviausi abiejų komandų žaidėjai Vilniečio ekipoje. 13 taškų surinko Aleksandras Rašičius. 10 įmetė Renaldas Seibutis. Tuo metu Vilniaus ekipoje rezultatyviausiai rungtyniauja Paulius Jankūnas, turintis 12 taškų. 7 pelnė Markas Popovičius, po 5 pridėjo Tomas Delininkaitis ir Sonis Vimsas, po 4 įmetė Robertas Jevtokas ir Milovanas Rakovičius. 2 Tado Klimavičiaus sąskaitoje tašką pelnė Dainius Šalenga. Mindaugas Kuzminskas rungtyniavęs trumpai lieka be taškų. Tas pats yra ir su Dežuanu Kolinsu ir su Ryvzu Nelsonu. Na, o Mantas Kalnietis irgi kol kas nėra pelnęs nė taško. Vilniaus ekipoje iš krepšininkų, kurie buvo aikštėje, nepavyko pasižymėti. Kol kas Jonui Valančiūnui, ir tai yra pati didžiausia staigmena, rezultatyviausias Lietuvos krepšinio lygos vicečempionų krepšininkas, yra uždarytas. Na ir nuo atsarginių žaidėjų suolelį nebuvo pakilęs Vilmantas Dilys. Iš aikštėje buvusių krepšininkų nepavyko pasižymėti ir Stepanui Bobrauskui ir Bredui Niuliui. Tad tiek apie pirmąją mačo dalį. Trečiajame kėlinyje, kaip matome, eina jau 3 kėlinio minutė. Tairisas Raisas, Mindaugas Katelinas. Raisas iš toli meta taikliai. 46-42. Taigi Mindaugas Katelinas, Artūras Jomantas, Predragas Samaržyskis, Renaldas Seibutis. Nieko naujo su mačo pradžia. Žalgirio komandos penketas Markas Popovičius, Paulius Jankūnas, Robertas Jevtokas. Dabar kamuolį turintis Sonis Vimsas ir Mantas Kalnietis. Vimsą gynyboje prižiūri Jomantas. Jevtokui išmuštas kamuolys iš rankų ir Jurgis Laurinavičius dabar atiduoda kamuolį Vilniaus ekipai. Paskutinis jį liečia Paulius Jankūnas. Žalgiriečiams ši klaida yra 6. Pirmą kartą Kauno komanda praranda kamuolį antroje rungtynių dalyje, kurioje netrukus bus prabėgę jau 3 minutės plus 4 Ryto ekipos naudai. Vėl asmeniškai ginasi kauniečiai. 2 prieš 2 Samardžiskis ir Raisas. Dar viena užtvara. Katelinas kerta į baudos aikštelę, bet Raisas vėl kliaujasi individualiu meistriškumu.
Pirmoji pražanga, kuri dabar įrašoma Mantui Kalniečiui. Keičiasi gynyboje dabar žalgiriečiai. Popovičius prižiūri Raisą. Šio sudėtingas sprendimas. Vabank dabar žaidė Ryto žaidėjas. Neturėjo kur dėti kamuolio, tiesiog atsikratė juo. Na ir arčiausiai prie kamuolio pirmasis prišoko Predragas Samardžiskis. Na dabar Robertui Javtokui trečioji asmeninė pražanga. Štai už ką parodė dabar mačo arbitrai, kad iškeltos rankos buvo ne vertikaliai į viršų, o maždaug 45 laipsnių kampu. Užfiksuota Roberto pražanga, o Mindaugas Katelynas pataiko nuo baudos linijos, pelno ketvirtąjį tašką. Šiandien jis atakuoja 33% taiklumu bendrai. Iš žaidimo ir nuo baudos linijos abu taiklus metimai. 48-42, penktasis Mindaugo taškas. Kalnietis. Kyla prie tritaškio Popovičius, Vinsas. Popovičius kamulio negauna, dabar tik tai. Šiek tiek jam pavyko atsipalduoti nuo Seibučio. Javtokas. Roberto pirmasis bandymas netaiklus, antrasis nesėkmingas dėl iš karto kelių Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkų kieto žaidimo gynyboje. Mindaugui Katelynui antra asmeninė pražanga, vėl išbandymas Robertui Javtokui. Žalgirio komandos centras šiandien pataikė abu baudos metimus. Na, o šį sezoną Javtokas Lietuvos krepšinio lygoje per kiekvieną susitikimą pataiko 60% baudų. Šiame mače kol kas 2 iš 3. O apskritai geriausias baudų metikas žalgiriečių ekipoje yra Tomas Delininkaitis, šį sezoną neprametęs nė karto. Antras bandymas. Antrą baudą Robertas prameta ir dabar sumažina savo baudų pataikymo procentą iki 50. Per kiekvieną susitikimą jis vidutiniškai renka po 9 taškus ir rungtyniauja po 20,5 minutės. Jomantas blaškosi dešiniajame krašte, Seibutis 4 sekundės iki atakos pabaigos. Keičiasi gynybą žalgiriečiai. Javtokas spėja prišokti prie Seibučio, Renaldas priverstas atakuoti. Būdamas sudėtingoje situacijoje, švysteli kamuolį aukšta trajektorija ir prameta antrą tritaškį trečiajame rungtynių kėlinyje. Dabar reklamos minutės pertraukėlė, 48-42. Pirmauja Vilniaus Lietuvos Rytas. Sergel. Aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel. Part of Telia Sonera Group. Radio centras. Lietuvos krepšinio rėmėjas. Laikraštis, su kuriuo gali ne tik žaisti. Lietuvos žinios. Kiekvienam yra svarbiausia, kad būtų patogu. Dabargi madoj turbūt be kaklaraiščio vaikščiot. Norisi laisvės. Turi būti toksai rubelis, kaip sakyt, ištraukiai vieną kartą, truktelėjai ir jisai užsidėjo ir nuėjai. Tobulėjimui nėra ribų, kaip ir visur. Ką šiemet jai padovanoti? Ir vis dėlto geriausia dovana – bendravimas. Šventiniai Omnitel pasiūlymai ir didžiausias išmaniųjų telefonų pasirinkimas. Taip pat jūs pasieks ypatinga dovana – žurnalo Žmonės receptų knyga. Omnitel. Pirmiausia, jūs. Po krepšiu ir nuo Samardžiskio kojos. Kamuolys skrieja už galinės linijos. Robertas Javtokas prašė, kad Mantas atiduotų kamuolį, pametėdamas jį virš lanko. Antrą derinį dabar turi atlikti žalgiriečiai. Kalnietis nesuprato vienas kito, jis ir Milovanas Rakovičius. Atakos pradžia buvo tokia, kokia ir turėjo būti. Perdavimas Popovičiui, po to atgal iš karto Kalniečiui, kuris taip pat kirto į baudos aikštelę, o štai Rakovičius įkirsti į baudos aikštelę.
pavėlavo arba to negalėjo padaryti dėl kitos vilniečių gynybos. Samardžiskis. Raisas iš po krepšio įveikė Marką Popovičių 1-1. Samardžiskiui rezultatyvus perdavimas, o Tairisas Raisas pelno 12 tašką, kyla į antrą vietą pagal rezultatyviausių žaidėjų sąrašą. Renaldas Seibutis palikdamas trečiąje. Popovičius 2-2 su Rakovičium sužaisti nepavyko. Keičiama atakos kryptis į dešinę Vimsui. Šis tiesiai į krūtinę švysteli kamuolį Babrauskui. Tuo pačiu atsilygina vilniečiai. Klaida į klaidą žaidžia abi komandos. Vimsas pataiko. Sonis Vimsas, sudėtingas jo metimas, atrodo, krepšys buvo labai arti. Bet kamuolys taip nenorėdamas pašokinėjo ir skrodė Lietuvos Ryto komandos krepšį. 14 dvitaškis iš 25. Pagerėjo Žalgirio komandos pataikymas iš vidutinio nuotolio. Babrauskas ir Popovičius. Suprantama, ką norėjo padaryti dabar Stepas. Turėdamas ūgio ir svorio bei jėgos persvarą naudojosi situaciją ir bandė žaisti kaip vidurio puolėjas. Patiesė jis ant parketo kroatą, užsidirba pražangą puolime. Trečia Stepo pražanga šiame susitikime. Dar vieną šansą turi žalgiriečiai. Rakovičius Vimsą išveda prie tritaškio. Žingsniai. Ar pražanga? Babrauskas. Prasižengė. O čia Tomas Jasevičius. Principingai ir karštai. Milovanui Rakovičiui. Techninė pražanga. Ir Steponui Babrauskui taip pat. Trečia techninė pražanga šiame susitikime, kad nekiltų jokių pagundų nei vienos, nei kitos komandos žaidėjams pradėti sklaidytis čia Siemens arenoje. Tomas Jasevičius iš karto griežtai baudžia ir vienus ir kitus ir dabar krepšininkus ragina stot, kovo dėl kamuolio. Abipusė pražanga. Ta dabar paaiškino Tomas Jasevičius Tairisui Raisui. Na, Jurgis Laurinavičius atiduoda kamuolį Soniui Vimsui. Žalgirio komandos lyderis kol kas yra pelnęs dabar jau 10 taškų ir tampa antruoju Kauno ekipoje peržengusiu arba pasiekusiu šią dviženklę taškų ribą. Antrasis Vimso metimas taip pat taiklus. Jo 11 taškas, 43% taiklumu. Šiandien atakuoja Vimsas varžovų krepšį ir žalgiriečiai dabar vėl laimėjo mikro atkarpėlę ir sušvelnino varžovų persvarą iki 4 taškų. 50-46. Rašičius ir Raisas. Šią gynėjų porą mes jau matėme ne kartą. Šiame susitikime vietoje įsismarkavusio Stepono Babrausko. Rašičius grįžo ant parketo, o dar kartą suklydę vilniečiai. Dabar jau dovanoja kamuolį Kauno komandai. Kalnietis gražiai Mantą Verpstę ir įveikia dabar jis 1-1 Mindaugą Kateliną. Mantas Kalnietis įsirašo pirmuosius taškus šiame susitikime. Prieš tai abu jo mesti dvitaškiai skriejo pro šalį. +2 Vilniaus komandos naudai. Seibutis su Vimsu. 3 atakos. Pamatė Renaldas dabar atakoj skirtą laikrodį. Meta priverstinai netaikliai, o po to nuo vilniečių kamuolys aikštę palieka, o tai reiškia, kad Žalgiris šiame susitikime dar kartą turi galimybę išlyginti, o gal ir persvert rezultatą. Keičiami krepšininkai abiejose ekipose. Tomas Dalininkaitis Žalgiryje ir Lorensas Robertsas pasirodo Vilniečių ekipoje. Kalnietis pradeda Žalgirio pozicinį antpuolį. 3:20 iki kėlinio pabaigos. Dar kartą Kalnietis naudojasi tą pačią kamuolio varimo techniką. Atlieka Verpstę ir čia idealus Tomo Dalininkaičio perdavimas Milovanui Rakovičiui. Žalgirio komandos fanų armija kyla į viršų. Rezultatas lygus. Po 100 taškų surinko abi komandos per 27 prabėgusias minutės šiame susitikime. Valančiūnas, Raisas. Vėl keičiasi gynyba Žalgiris. Rakovičius nesuspėja, žinoma, prie Tairiso Raiso ir už tai žalgiriečiai moka 3 taškų nuobaudą. Tairisas Raisas pataiko iš toli dar kartą. Dabar savo komandai jis yra surinkęs 15 taškų. Tai rezultatyviausias mačo krepšininkas. Vimsas.
Į dešinę. Nesuprato dabar vienas kito Vimsas ir Mantas Kalnietis. Lietuvis parodo iškeltą nykštį į viršų. Atsiprašo dabar komandos draugo už šį momentą. Tai buvo 10 kartą prarastas kamuolys žalgiriečiams. Aleksandro Džikičiaus vadovaujama ekipa suklydo 11 kartų. 2:25 iki trečio kėlinio pabaigos. Raisas pradeda dar vieną pozicinę Lietuvos Ryto komandos ataką. Robertsas kyla prie tritaškio, jį prižiūri dabar aikštėje pasirodęs Tadas Klimavičius. Robertsas iki galo, puskablis kairė ranka netaiklus, Rakovičius ima kamuolį. Iškart į priekį, Dalininkaitis, Kalnietis, Klimavičius. Galima žaisti toliau. Ir Manto štai toks sprendimas, nepabūgo dabar jis Jono Valančiūno. Aukštai paleistas kamuolys, ketvirtasis Manto taškas šiame kėlinyje ir Ryto pranašumas vėl minimalus. Valančiūnas 2-2 su Rašičium. Suklaidina dabar Rašičius Dalinninkaitį, išvestas metimui iš toli, Robertsas meta netaikliai, o čia abipusė pražanga. Jonas Valančiūnas ir Tadas Klimavičius. Pažiūrėsime, ką dabar nuspręs Tomas Jasevičius. 17 numeris Vilniaus Lietuvos Ryto ir 12 numeris Kauno Žalgirio komandoje. Taip, abipusė pražanga. Galima žaisti toliau, kamuolį turės ta pati komanda. Kaip ir prieš tai, minutė 39 iki trečio kėlinio pabaigos. Naujas 24 atakai skirtas sekundės dabar turi Vilniečiai. Rašičius ir dar viena pražanga. Prasižengia dabar Tomas Dalininkaitis. Tai jau yra daugiau nei 5 kartas šiame kėlinyje, kada Žalgiris pažeidžia taisyklės, o tai reiškia, kad Aleksandras Rašičius iki šiol rinkęs taškus tik tai iki didžiosios pertraukos, dabar vėl stovi prie baudos metimo linijos. Jo sąskaitoje 13 pelnytų taškų. Jis šiandien pataikė 2 tolimus metimus, dabar pataiko nuo baudos linijos, pelno savo ekipai 14 ir 15 taškus su Tairisu Raisu. 2 Lietuvos Ryto komandos gynėjai vėl yra pelnę daugiau nei pusę visų ekipos taškų. O štai Jonas Valančiūnas ir toliau kol kas lieka be taškų. Sunku tuo patikėti, bet tai yra faktas. Dainius Šalenga grįžta į žaidimą Žalgirio ekipoje. Taip pat ir Dežanas Kolinsas. Rizikuoja dabar Aleksandras Trifunovičius, o Tomas Dalininkaitis kamuolį praranda. Raisas iki galo ir čia Tomo Dalininkaičio pražanga. Tomas šiame susitikime prasižengia antrą kartą. Dar kartą prie baudos metimo linijos stoja Vilniaus ekipos gynėjai. Dabar Rašičių keičia Raisas. Minutė 10 lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Raisas prameta baudą. Baudas Vilniaus komanda ir toliau pataiko nežymiai geriau nei kauniečiai, 73% prieš 66. Raisas pataiko vieną iš 2 metimų. Pelno 16 tašką, vėl tampa rezultatyviausiu ir savo komandoje ir šiame susitikime. Minutė iki trečio kėlinio pabaigos. Dainius Šalenga laisvas. Iš toli meta taikliai. Aleksandras Džikičius nesupranta, ką dabar turėjo gynyboje veikti Bredas Niulis. To reiktų klausti paties Australo. Šalengos tritaškis ir +1 Žalgirio komandos nauda. Vėl daug judėjimo prie tritaškio. Valančiūnas. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Rašičius. Veržėsi dabar pro Rakovičių, tiesiai į rankas Dalininkaičio atiduotas kamuolys Šalenga Kolinsui. Šis iš po krepšio po Dainiaus Šalengos perdavimo pelno pirmuosius taškus šiame mače ir dar kartą persvarė rezultato Kauno ekipos naudai. 57-56, 30 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Žalgiris pirmauja taškų.
30 sekundžių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Taškas skiria komandas, +1 Kauno ekipos naudai. Vilniečiai pradeda turbūt paskutinę ataką šiame kėlinyje. Rašičius, Raisas, Robertsas, Valančiūnas, Niulis. Toks yra atakuojančios komandos penketas. Dalininkaitis, Kolinsas, Klimavičius, Rakovičius ir Šalenga. 12 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Iš toli Rašičius meta netaikliai. Ir dabar Gintautas Vitkauskas atiduoda kamuolį Žalgiriui. 9 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dalininkaitis. Vos nepraranda kamuolio dabar žalgirietis Šalenga. 2 sekundės. Viena reikia mest. Nematė dabar atakos laikrodžio. Dainius Šalenga. Dušanas Kolinsas keičia rankomis. Taigi niekas nepasikeičia. Ir po 3 kėlinių Žalgiris pirmauja tašku. 57-56. Jau po 2 minučių ketvirtasis lemiamas šio mačo kėlinys. Generalinis transliacijų rėmėjas natūralus mineralinis vanduo Vytautas.